Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos iniciatyva Viešoji įstaiga plačiajuostis internetas įgyvendino projektą Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra. Šio projekto metu įrengta 1235 km šviesolaidinių linijų, pastatyti 25 ryšio bokštai, prie tinklo prijungta 310 esamų infrastruktūrinių objektų bei sumontuota reikiama tinklo įranga didmeninėms ryšio paslaugoms teikti. Daugiau kaip 42 300 namų ūkių esančių baltosiuose šalies teritorijose ir daugiau kaip 254 000 namų ūkių visoje šalyje sukurta galimybė prisijungti prie naujos kartos prieigos tinklo. Šiandien džiaugiamės, kad nepaisant iškilusių iššūkių, pasiekėm visus projekto metu užsibrėžtus tikslus ir sėkmingai įgyvendinam projektą. Rezultatas yra, kad daugiau kaip 42 000 namų ūkių esančių baltose šalies teritorijose turi galimybę naudotis itin spartaus ryšio teikiamais privalumais. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.